Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir Krepšinio namai Kaune. Tai sveikinimai krepšinio pasaulyje 33 sezoną ir ką, krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Sveiki gyvi, ėjo ir praėjo krepšinio vasara ir prie tos originalios, vienintelėje pasaulyje E raidės skulptūros mes pradedame 1295 laidą krepšinio pasaulyje. Neįtikėtina, 33 sezonas, 33 metai, bet žinoma, kur kas mažiau nei yra Kauno Žalgiriui. 80-metį mūsų miesto komanda pradėjo naują Eurolygos sezoną. 2024 spalio 3 Žalgirio arena. Pergalių ištroškę žiūrovai tapo laimingiausiais pasaulyje, nes aktoriaus Manto Stonkos vedini jie savo dainomis ir skandavimais padėjo Žalgiriui 74-67 nugalėti Barceloną. Šeštas žaidėjas tikrai daug prisidėjo, man atrodo, šiandien prie laimėtų rungtynių. Fantastiška arena buvo, aišku, yra kur tobulėti. Mes labai laukiam pasijungiančių visų Kauno Žalgirio sirgalių, kurie ateina į areną. Atiduodam mes visą širdį, kviečiam atiduoti savo širdį ir jūs. Buvom išsiilgę tos atmosferos, pirma didžiulė padėka fanam, tai labai smagiai jie mūsų tiko ir užkūrė kovai ir toj kovoje mūsų darbas atsipirko. Geresnio vakaro nesugalvosi, sveikinam fanus, bet žinot, kaip yra Eurolygoje. Viskas prasideda nuo kažkur tais 4-3 turo, kai prasideda skautingas, prasideda analizė, tai nieks čia taip lengvai neduos mums jaustis. Francisco šiandien dievas buvo rungtynių gale. Toks jis ir yra? Dievų nėra turbūt, pas mumis neturim, bet kad jisai turi pasitikėjimą iš mūsų, tai faktas, palaikymą tikrai didžiulį turėtų jausti tokiais momentais. Pasitikim, duosim kamuolį, kad jisai gali padaryti, yra įrodęsim ne kartą. O šiandieną buvo ta diena, kada, sakykime, visos kameros buvo atsuktos į jį. Buvo nepakartojama turėti arenoje tokią atmosferą ir laimėti pirmasias Eurolygos varžybas. Tai tiesiog nuostabu, o dar fanai, kurie sukėlė tiek triukšmo, tai buvo fantastiška. Komandos draugų pagalbos dėka buvo kur kas lengviau atskleisti save ir savo žaidimą. Jeigu priešininkai bandė mane sustabdyti, buvo kiti komandos draugai, kuriems perduodavau kamuolį, o tai yra tiesiog gerai. Siautulys. Siautulys, tai va, jūs stebina, mūsų ne, matom tai per treniruotės, bet to galima tikėtis. Šiandien džiugu, kad padarė savo darbą, tai ko mes iš jo tikimės, tai ko treneris iš jo prašo, imtis iniciatyvos, kada to reikia, kartais patraskyti tą gynybą ir surasti kitus žaidėjus, bet šiandien jam puikiai sekėsi atsilaisvinti nuo gynėjų ir sakykime, uždarė varžybas. Sakau, ir tikiuosi, kad jisai tai persinešė kitas rungtynes. Aš sakyčiau, kad geras buvo žaidimas, galėjau geriau sužaisti, bet vis tiek laimėjom žaidimą, tai smagu. Šiandien aš esu ekstazė, nieko nebesuprantu, noriu eiti karšto pieno gerkliai, medaus ir pailsėti. Per ketvirtį amžiaus pasikeitė Kauno Žalgiris nuo žaidėjo iki vadovo, nuo neturtingus iki mūsų nuomonę jau pasiturinčios komandos. Ką apie tai galvoja Paulius Jankūnas ir Gediminas Navickas. Gausiai susirinkę teleoperatoriai ir žurnalistai išgirdo ir Lietuvai paskleidė, jog praėjusiame sezone Žalgiris vietoje numatytų 13 surinko 15 milijonų eurų. Už bilietus gavo 6 milijonus ir 700 tūkstančių. Tai kur kas daugiau nei planavo.
Sąskaitoje liko nepanaudotas 1 300 000 eurų. Kažin, kurioje vietoje iš visų Eurolygos komandų pagal savo turtingumą šį rudenį bus Žalgirio klubas. Nežinau, man atrodo, dar ne visos Eurolygos komandos pristatė savo biudžetus, tai būtų sunku pasakyti, bet tikriausiai kaip ir visą laiką būdavo taip antroj pusėje komandų lentelės. Eurolyga jau įvedė algų kepures, prabangos mokestį. Mes nesam tas klubas, kuris daugiausiai išlaidauja, arba bent jau vienas iš tų, tai mums galbūt ta algų kepurė yra aktuali, bet mūsų tiek daug neįtakos pradžiai. Taip, šitas sezonas yra pereinamasis ir visiems klubam yra atsiųsta taisyklės, kaip mes turime gyventi, kaip turime prisitaikyti, pamodeliuoti šiam sezonui ir pasiruošti ateičiai, kai ta algų kepurė bus taikoma. Kiti klubai tarėsi, konsultuojasi ir diskutuoja šitą klausimą su teisininkų komanda ir kad pamatytume tos realius sprendimus, kaip tai įtakos mūsų biudžetą, mūsų klubą. 2024-2025 metų krepšinio sezone žalgiriečiai nori sukaupti 16 400 000 eurų, iš kurių žaidėjams ir treneriams skirs 11 700 000. Tai trečdaliu daugiau nei praėjusiame sezone. Gal ir pergalių daugiau sulauksime, bet anot krepšinio legendos Vlado Garasto ne pinigai žaidžia, o jų savininkai aikštelėje bėgioja. Sėkmės! Per 80 metų Kauno Žalgiris nė karto nekeitė savo vardo. Ne tai kaip 60-metis Panevėžio Lietkabelis, nes 5 kart jisai keitė savo pavadinimą, bet, sakykime, dabar jau Lietkabelis išliko ilgam, nes 1964 metais įkurta komanda gražiai pradėjo naują krepšinio sezoną. Panevėžio pučiamųjų orkestrų garsas muzikantams atlikus Lietuvos himną, varinių instrumentų gaudėsi Kalnapilio arenoje pakeitė, kaip visada, X sektoriaus tribūną užpildė komandos fanai. Savo skanduotėmis panevėžiečiai palydėjo aikštelėn 2024-2025 metų krepšinio sezono Lietkabelių žaidėjus, iš kurių 2 yra nepakeičiami pastarųjų sezono žaidėjai – kaunietis Vytenis Lipkevičius ir panevėžietis Gabrielius Maldūnas, kurio žemietis Mantas Rupštavičius, paragavęs Australijos krepšinio duonos, vėl žais už gimtąjį miestą. Rūpestingą ilgametį Lietkabelių klubų prezidentą Alvydą Beliauską su komandos 60-mečiu pasveikino LKL prezidentas Remigijus Milašius. Jau 9 sezoną mes visą laiką turim įsikėlę uždavinius patekti į 4 LKL ir 4 Karaliaus Mindaugo, o europiniuose turnyruose patekti į 2 etapą. Ir manau, kad ir šie metai bus neblogesni. Svarbiausia, iš širdies ir iš visų jėgų kovoti už Panevėžio garbę. Daug puikių žaidėjų ir trenerių per 60 metų išugdė Panevėžys. Vienas iš jų – Raimundas Sargūnas. Jį, sulaukusi 71, 2002 palydėjome amžinybin. Tačiau treneris išliko visų atmintyje ir mūsų laidų krepšinio pasaulyje archyve. Patys žaidėjai, jie turi norėti žaisti krepšinį ir aišku turėti tikslą, o tikslas tai ne vien pinigai. Manau, kad tai svarbiausia. Mano dušė daugiau linkus prie jaunesnių. Jie ir paklusnesni, ir imlesni, kas turbūt yra svarbiausia. Jo vardas neužmirštas, jis išliko. Vieni čia gimė, kaip žinomas, treneris Jonas Kazlauskas, kiti kaip kaunietis Ramūnas Butautas, mokėsi krepšinio abėcėlės sporto mokykloje. Aš puikiai prisimenu vieną Raimundo Sargūno frazę, kad treneris privalo žaidėją priversti daryti tai, kas jam nepatinka, kas jam yra sunku. Priversti tai čia yra kabutėse, tai treneris neturėjo omenyje prievartos to žodžio supratimų. Jis turėjo omeny, kad treneris turi būti tiek kūrybingas, kad jisai uždegtų žaidėją ir paskatintų jį. Iškėlėm
mūsų legendarinio žmogaus krepšinio atstovo marškinėlius Raimundo Sargūno, atidarėm Kalnapilio arenoje laimėjimų ekspoziciją. Šventė puikia, svarbiausia yra netikėta. Šitiek metų praėjo, kaip aš jau ir sakiau, kad tai yra tiesiog sunku suprasti, kad gali žmonės iki šiol prisiminti, nes paprastai žmonės labai viską greit pamiršta. Prisimenu, kaip mane mokė patį mesti į krepšį, tuo metu krepšys buvo kėdė su keliom pagalvėm. Tai nedaug prisiminimų turiu, bet visada smagu ir net keista, kai grįžti į Panevėžį ir atrodo, kad visi apie senelį žino daugiau negu pats žinau aš pats. Pamiršto negali, bet kad ir kiti tą pamiršta ir vertina, tai mums reiškia tikrai labai daug. Bet ir įkvėptų ateičiai, kad jauna karta augtų, gal pasisemtų kažkokių idėjų ir tobulėtų. Pagarba panevėžiečiams X sektoriaus fanams, kuriems vadovauja labai iškalbinga, organizuota Reda Karaliūnienė. Pristatėme ilgiausią Lietkabelio X sektor megztą, X sektor fanų megztą šaliką ir žinojame, kad tautinis šalikas yra 1,244 metrai ir mes padarėme tikrai dar daugiau ir pasiekėme Lietuvos rekordą, kuris sugrįžo į Panevėžį ir turime šiai dienai 1,650 metrų. Bet iš tikrųjų labai smagu, kad savo mylimą komandą nutarėme pamaloninti tokia staigmena ir netgi su 2 rekordais. Šalikas sudaro pati pradžia, tai mūsų mylimi krepšininkai ir gerbiamas Nenadas Šenakas. Tada įmegzti mūsų mylimi rėmėjai, taip pat bitelės mezgėjos, taip pat įmegztos ir mūsų skanduotės. Tai iš tikrųjų ta šalikas nuo tautinio skiriasi tuo, kad mes įmezgėme ir žodžius, ir vardus, ir pavardės ir tikrai esame beprotiškai laimingi, kad prie šitos šventės jungiasi ir baikeriai, ir Autragos autobusai, policija mus palydėjo per miestą, mojavo miestelėnai ir tokia, žinokit, dainuoja širdis, kaip gavosi tikrai kaip antra miesto gimtadienio švenčia, o ši šventė buvo skirta mūsų mylimam Lietkabeliui. Po pertraukėlės pratęsime pasimatymą prie skulptūros skirtos E raidei, beje, vieninteliai pasaulyje. Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir Krepšinio namai Kaune. Sibet – lošimo automatai. Ruletė – lažybos – stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Sveiki, esu Reda Karaliūnienė. Esu šio gražaus kolektyvo X sektor dalis, organizacinis komitetas. Labai myliu krepšinį. Labai patinka laida Krepšinio pasaulyje. Mes atėjome su rekordu, o ši mylima krepšinio laida yra rengiama 1295 kartą ir ji gyvuoja 30 metų. Žinokit, žiūrėkit visi tą laidą, nes tai yra mano vaikystės laida ir tai turi būti jūsų laida. Sėkmės visiems. Krepšinio pasaulyje. 2024 rugsėjo 17 įrašyta Lietuvos krepšinio istorijoje. Net būtent tą dieną LKF prezidentu išrinktas Mindaugas Balčiūnas, beje, 10 federacijos vadovas. Ta rugsėjo rytą Kauno krepšinio namuose renginio svečiai ir, žinoma, 148 Lietuvos krepšinio federacijos konferencijos delegatai ramiai stovėjo eilėje, registravosi ir laukė svarbaus įvykių. Niekas garsiai nekalbėjo apie tai, kuris Robertas Javtokas ar Mindaugas Balčiūnas taps naujoju federacijos prezidentu. Žinoma, kiekvieno kandidato rėmėjų širdyse ir mintyse buvo nerimas, abejonės ir viltis. Abu pretendentai pateikė savo programas. Realiausių talentų papildymo į rinktinės kelių ir dėka Aurimo Matulevičiaus, matot, Šanchajus, Dublinas, Čikaga, Londonas ir kita, ten yra daug bendruomenės narių, kurie labai nori, kad jų vaikai žaistų. Krepšinis davė man gyvenime tikrai labai daug ir šiandien dieną yra tas metas, kai aš ir mano komanda mes galime grąžinti atgal moklę.
visi rinkėjai tikriausiai jau iš anksto turėjo savo favoritą. Pirmą kartą Lietuvoje teko matyti taip puikiai suorganizuotą balsavimą. Nebuvo prie urnos eilių, o išimtus balsavimo biuletinius su juose pažymėta pavardė visi matė dideliame ekrane. Buvo atvira ir objektyvu, todėl net didžiausi kritikai negalėjo sakyti, kad rinkimai suklastoti. Balčiūnas gavo 84, o Javtokas 63 balsus. Džiugu, kad bendruomenė pasitikėjo manim, tai yra didžiulis įpareigojimas, bet dar daugiau vertinu, kad bendruomenė mato tuos giluminius krepšinio pokyčius, kuriuos inicijavome, sakyčiau, atėję prieš 3 metus, kurie, kaip matome, duoda jau labai aiškių rezultatų. Jie galbūt sportinių rezultatų tai greitai neduoda, bet sisteminių duoda, lygų augimas yra akivaizdus, finansinis augimas yra akivaizdus. Tikrai džiaugiuosi bendruomenės kritiniu mąstymu, kritiniu suvokimu. Tai yra brandžios bendruomenės požymis. Išrinkus naują prezidentą, Vladas Garastas, garbės prezidentas, atvyko ir pasveikino savo buvusi generalinį sekretorių Mindaugą Balčiūną. Jis buvo pats tinkamiausias kandidatas Lietuvoje. 9 metus išdirbo generaliniu sekretorium federacijos. Jis tą federaciją žino nuo A iki Z. Praėjęs didelę praktiką, čia užsitarnavo savo sunkių ir labai puikių darbų, tas pareigas. Ko aš ypatingai mokiausi iš trenerio, tai yra būti vienodu su visais gyvenimu. Ir aš manau, dalis mano sėkmės yra būtent gerbiamo trenerio asmenybės pamokos. Bet iš pirma, aišku, tai yra atsakomybė, kurią reikia ramiai įsivertinti dabar ir susižiūrėti pirmus žingsnius ir aš nebijau, kad visi, kurie norės ir man padėti, bet ir krepšiniui, sakykime, padėti augti, bus labai labai laukiami. Mindaugas Balčiūnas kartu su generalinio sekretoriumi Dominyku Domarku jau gali įrodyti, ko jie yra verti. Pirmoji jų spaudos konferencija. 2 itin svarbus klausimai, galbūt pradėsiu nuo pirmo. Tai Lietuvos krepšinio federacijos generalinio sekretoriaus tvirtinimas ir vienbalsiai jo tapo Dominykas Domarkas, kuo aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi. Dominykas tikrai įrodė savo kompetencijas, kuriant profesionalių žaidėjų asociacijos pamatus. Jau daugiau kaip pusė profesionalių žaidėjų priklauso asociacijai ir aš esu tikras, kad tiek jo išsilavinimas, žinios ir patirtis labai padės mūsų organizacijai augti. Dominykas Domarkas – profesionalus krepšininkas, Kauno rajono Omega Tauras LSU komandos, žaidžiančios nacionalinėje krepšinio lygoje, narys. Noriu pasidžiaugti, kad mūsų formatas NKL lygos padidėjo 2 komandom, turėjom 14 komandų, šis sezonas žais 16 komandų. Viena iš naujų mūsų narių, kaip tik šiandien buvo įteikta vėliava, NKL vėliava gerbiamam merui, Kauno rajono merui. Mes pasidžiaugiam, kad jis tikrai supranta, kas yra krepšinis, tai yra Lietuvos antra religija. Ir jis tikrai, ačiū savivaldybei, kad tikrai prisidėjo prie plėtros. Verčiame naują Kauno rajono krepšinio puslapį. Šiandieną nacionalinėje krepšinio lygoje varžosi Omega Tauras Kauno rajono komanda. Naujas ta prasme, kad iš regiono lygos perėmė į nacionalinę krepšinio lygą. Taip pat be galo džiaugiuosi partneriais, jais tapo klubas Tornado ir Lietuvos sporto universitetas. Tikrai džiaugiuosi ir galiu paminėti, kad šitoje komandoje žaidžia Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius Domarkas ir žaidėjas Vasiliauskas. Krepšinis mano yra 2 treniruotės per savaitę, nuo 8 valandų. Tai yra po darbo veikla ir 2 varžybos. Sukalbės tiek su komandų vadovais, tiek su Mindaugu apie šitą visą formuluotę ir prioritetas ir visa energija. Laikas bus skirtas Lietuvos krepšinio federacijai. Yra Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerio skirimas ir
Nuo pat pirmo pokalbio su gerbiamu Rimu Kurtinaičiu tikrai matėm sutarimą, tikrai žinom, kad ir daugiau trenerių gali pretenduoti į šį postą ir tuo džiaugiamės, bet prioritetas buvo teikiamas būtent gerbiamam Rimui Kurtinaičiui. Šiandieną turime jau parašus iš abiejų pusių. Pagaliau atstumtas lik raupsuotasis, jis taip pat turi įrodyti, ko buvo, yra ir bus vertas. Aš dabar nežinau, kaip Lietuvos rinktiniai tą nugalėtojo mentalitetą reiktų gražinti. Tas mentalitetas nėra tik tai nugalėtojo tik tau. Tai yra ženklas, žinutė visam pasauliu. Ateina Lietuva, pasislinkit. Šitą jau mes praradom. Dabar ateina Lietuva ir visi į mus žiūri, netgi dramblio kaulo ten kažkoks krantas, visos pagarbos jiem, žiūri į mus kaip į potencialų maistą, kaip galima aplapošinti. Aš manau, kad šitą išgyvendyti, aš net nežinau, būsiu toks savikritiškas, ar surasiu jėgų, ar surasiu pakankamai žodžių, kad tiem žaidėjim perteikti ir kad jie suprastų apie tą, ką mes pradžioj gyvenom, apie tuos partizanus, kurie perplaukę Nemuną, turėdavo šaltyje džiovintis rūbus po žeme, neužkuriant laužo. Aš turbūt tokiais pavyzdžiais jau mūsų jaunuolių čia neužkursi, čia jau reikia gal kitokio žmogaus, suprantančio labiau jų mentalitetą, net nežinau. Aš visada surenku informaciją apie žmogų, kaip ir renku komandą. Surenku informaciją, su kuo jis miega, ką jis valgo, vedęs, nevadęs, girtokliauja, negirtokliauja. Ir tada su tuo žmogum, ką jisai pasiekė, kur jisai žaidė. Ne? Tai aš taip galvoju, kad ir biznyje, ir sakykime, sporte, tu turi vis tik atsižvelgti į tą CV, ką žmogus nuveikęs. Taip, tu gali šaudyti, kaip ir toj, sakykime, atėjęs ant ruletės į žaidimų namus, dėti juodą arba raudoną. Ne? Ir taip šaudysi, gal kažkada užtaikysi, bet tai nėra tas nuoseklus kelias siekti rezultatą ir sakykime, netgi pabandyti išlaikyti tą rezultatą, kokį mes nuo 22 metų Lietuvos rinktiniai tą kartelę užkėlėm, tai tas nuoseklumas tau duotų kažkiek plius minus to rezultato laikytis. Protingas ir iškalbingas Rimas Kurtinaitis dalyvaus ir kitose mūsų laidose. Iki susitikimo po savaitės, tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje. Galbūt net ir prie E raidės paminklo. Sibet – lošimo automatai. Ruletė – lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.